Olele, sveikinamės iš Ispanijos ir šiandien vykstame apžiūrėti gražiausių Andalūzijos paplūdimių. Nors patys gyvename prie pat jūros, čia mūsų vietinė jūra, vietinis paplūdimis. Daug akmenų, šiek tiek dabar yra žvyro, nes buvo audros, apie kurias čia per televiziją netgi rodė. Tai čia biški praplovė, bet iš esmės visą laiką gyvename mes akmenim ir čia jau dekučio nebesitęsiam, o naudojam kėdutės. Tai mūsų internetas pardavė, sakė, kad bus gražių smėlėtų paplūdimių, tai važiuosim jų apsižiūrėti. Iki tų paplūdimių važiavimo nei daug nei mažai. 6 valandos šiandien, beveik iki Portugalijos sienos, nes turime pasiekti Atlanto vandenyną. Tai už Gibraltaro. Pirmasis mūsų sustojimas bus miestelėje Setenil de las Bodegas. Už 2,5 valandų kelio. Spaudžiam start, važiuojam. Tai miestelis, kuris yra pastatytas po uola. Na, tai toks įdomus lankytinas objektas, manau, kad ilgai mes neužtruksim. Tai tenais sustosim, apsižiūrėsim, galbūt papietausim ir tada važiuosim į jau tolimiausią savo tašką, tai jau arti Portugalijos sienos, į Huelva miestelį. Miestą. Ten pagal prognozes praneša gausų lietų, tai tikėtina, kad orelis nedžiugins, nebus toks kaip namie. Bet ką darysi, prieš porą savaičių suplanavom kelionę ir kad galėjo nuspėti. Taip. Ir čia yra žmogų labai vertinga. Bet tai tau kaip sakės. Tai va aš daug svarbiau negu švietimo. Atvykom tokią parkingercą. Nežinau, kol kas atrodo, kad gal čia tokį biznį daro. Užtvėrė kelią, sako, nevažiuosit tiesiai. Važiuokit į šitą parkingą. Už pinigėlis. Galina sako, gal ir skemas. Nieko, daug turistų irgi atvarė. Visi dabar eiliai laukia, kol susimokės. Kol kas sakau, kad man nepatinka. Todėl, kad nepatiko važiuoti, užkniso tas kelias, bjaurus kažkoks buvo baisus. Nieko, įprasim. Eiliniai bairiai. O, tuktukas. Labai gerai. Žinosim, kaip grįžti. Prasideda pirmieji namai, kurie yra įrengti uoloje. Pažiūrėsim, ar viskas atrodo taip gražiai kaip nuotraukose, ar apgaudinėja. Smagu, kad oras biškai pasitaisė. Iš tvyrančios drėgmės atrodo, kad normaliai čia buvo palyta. Nieko kažko įspūdingo iš architektūros pusės. Tik šiaip pats konceptas fainai, kad kaip Evelina sako, stogelis terasai. Tai yra uola, uolos gabalas. Grėsmingai atrodo, biški labai čia dėl tos drėgmės ir lietaus daug labai varva ant galvos. Su Evelina prisėdom po vienas gardų nealkoholinį ir patatų su garlic sosu. Musė irgi nori atsigerti. Musė, neždinkis musė. Neblogas užkandėlis, grietinėlė su bulvėm ir garliku. Aš galvoju, kad šilpas bus. Jau. Viskas kitaip. Užkandom šaltų bulvių, visai neblogai. Kaip čia atrodo supilimantas. O, kaip bėga. Toks. Kad čia buvo užvakar. Čia buvo šakės. Tokios audros. Metų kritulių kiekis, įsivaizduokit, iškrito. Bet čia Valencijai. Čia biški mažiau. Bet still, belekiek. Belekas, belekai baisu. Belekai baisu. Eisime keliuku iki ten pagrindinio objekto, kur yra jau grinai po uola visa gatvė. Bent jau nuotraukos taip atrodė. Čia paplovė tai neblogai. Visas kraštas. Viskas suardyta. Nes čia šiaip keliukas tipo pasivaikščiot šalia. Bet panašu, kad varė tai čia. Ojojoj. Čia net matosi, kokia didelė srovė varė, nes visi augalai yra išguldyti labai stipriai į priekį.
Tai čia srovė buvo, wow. Evelina vargsta, visur šlapia. Nori Savo zonus. zomšinių kėdus pasiėmė į turisteką sulytą. O Huelvose ten belie kiek lyja 95%, tai ten sunkiai kaip išgelbėsi ką. O, čia dar. Mūsų stichija galima eiti, ten ką nors padėsim. Jau vis tiek jau biškį pramokę. Priėjom pagrindinę gatvę, tą gražią. Mačiau biškį paremontuoti pastatėliai. Bariukai, viską, lysim, eisim, labai daug lietuvių. Nes čia toks vienas iš tokių turistinių taškų pagrindinių. Nu, visi labai čia fotografuoja, tik nežinau ką. Nu, kas gražaus. Siaurais tokiais koridoriais. Vaikštom, ieškom dar vienos gatvės, kurios mums čia trūksta iki pilno pamatymo viso miestelio. Galiukai prasivarto. Kankamai statu, biškis gal ir slidu, ne? Va tokio statumo gatvelė. 6 minutės eiti iki populiariosios vietos. Ką ten ieškai? Draks. Šiukšlių muziejus uždaryta. Labai gerai. Labai gerai. Mašinytės, o pasižiūrėkit, kokiais jie čia tuneliais važinėja. Visur vyksta tas pats. Pas mumis kaime. Irgi milimetrovkiam vainioja. Tai jau visiems mes visus perspėjom, kad kai atvaro jau į Ispaniją, kad mažas automobilis yra privalumas. Matosi Kijevas priekį. O, kaip laukia smagiai lipti viršų vėl. Ir bala laukia. Tenai. Nu, fotografų netrūksta. Grūstis. Daug žmogeliukų. Mes čia tikrai nelauksim. Visi čia bijo to lietučio. Reikia kokio patkelę šaut. Hop. Nu, kadangi čia yra pagrindinė atrakcija viso miestelio, tai jau, kaip sakant, praeikim ir jūs pasižiūrėsit per televizorių. Mum atsiminimas, nes čia dėl viso šito 3 valandas važiuoti reikėjo. Turi atsipirkti. O, kokios lėkštės. Žiūrėjau, lėkščių yra. Užeinam. Gal rasim, Evelina turi maniją lėkštėms. Visokiom lėkštutėms, visokiems šudukams kažką įsidėti. Va, kiaušiniam. O, būtume jau ir nusipirkę. Nu, mažiuką pasiūlė, čia ne mažiuką. Nu, fainai. Visokių čia šudukų. Tęsiam kelią toliau per šitą uolą. Labai kvepia viską žuvim, kepiniais, prainimu, labai daug laša. Nieko. Daug žmonių. Natūralu. Čia pagrindinė gatvė. Su Evelina perkamės vakarieniai užkandį. Vat biškį Iberiko. Vienas setukas 10 eurų, kitas 8. Išsinešimų į laikraščius, visą tada jaučiu pasimą. Geras. Panašu, kad su šitų miesteliu tiek žinių. Jau išeidinėjom link išėjimo. Eisim, pasimsim automašiną savo. Ir varysime į Huelvos miestą, kuriame esame nusipirkę viešbutį ir jame pranašauja žiaurus lietus. Šiandien 95% ten lyja. Ir ten yra vienas gražiausių paplūdimių. Tai jeigu iki rytdienos nepagerės oras, panašu, kad liksim be paplūdimio. Ir žinai, dėl ko liūdėt pradėjau? Pradėjau pasakot. Negalėsiu paimti saulę, va taip smėlio ir gražiai žibert. Nes jis bus šlapias. Nežinau, ar matosi tiek daug lyjančio lietaus. Nu, čia iš ten, kur atėjom. Tai tiesiog kartojamės. Bet ant tiek čia neįdomu. Tiek nedaug lankytinių objektų, realiai vienas. Oi, reikia apeitis, nes čia tuoj sulis šlapia. Evelina, paragauk
vandens ar sūrus. Tai trumpas overview apie šitą miestelį. Važiuoti labai daug, pažiūrėti maždaug 2 gatveles gražesnės. Tiesiog įdomus konceptas ir daugiau nieko. Tai antrą kartą sakė Evelina nevarytų, bet pirmą kartą varytų. Nevaryčiau, bet šiaip ta prasme susidėliojant maršrutą, kad aplankyti rondą, aplankyti dar Kaminytę. Pakeliui važiuojant yra ronda. Jo, tai tada jo verta, atvarai čia truputėlį ir tolyn. Taip kaip mes tą padarysim. Varome prie vandenyno, net ne prie jūros. Nes mes gyvenam prie Alborano jūros, o dabar važiuosim prie Atlanto vandenyno. Radom pūvą. 2, porytė, čia mergaitė. Aha, ir bachuriukas. Su viena likusia uodegos plunksnelė. O čia per liūtį tai kaip plovė, tai plovė visą keliuką. Nemanau, kad buvo įmanoma atvažiuoti. Oi, žiūrėk, vėžliukas eina. Bum, pasislėpė. Gerai. Kokie slėniai prieki. Anksčiausiai moteris atsineša, kaimynės atsineždavo pradėti. Atsiprašinėt, kad nepasirodys vienas žmogus, bet ten turėjom gerų žinių, kurias užglaistėm tą blogą žinią. Važiavom ir atvažiavom. Į jūrą. Geruką parodyti jūrytę. Nu va, panašu ir lietaus nebebus. Labai neblogai, visai neblogai. Tolumoje matosi daugybė laivų krovininių išplaukia. Viskas taip žalia. Čia prie Medžiai, wow. pušynai labai gražus. Smėlis. Tik iš tikrųjų smėlis, smėlio kopos. Visai kitaip atrodo. Ir takai va, kiek jūros. Bet tai reikia eiti tenais. Privažiavam arčiau. Šlapia smėlionsas. Einam į kopas. Pasižiūrėsim. Saulė turėtų tuoj leistis. O, savo ramiai. Nu ką tu? Tai mums čia labai pasisekė, kad išvengiam liūčių. Šiandien turėjo visiškai lyti iki pat nakties, be prošvaišių. Panašu, kad puikiai. Artėjom prie paplūdimio. Sursmėliukas. Akivaizdu, kad čia visai nesenai tik tai baigė lyt, nes viskas drėgna labai. Bet įdomus vaizdas. Akiai. Senai matyta tai. Labai senai matyta. Tolumoje daugybė žmonių. Kranto linija tokia ilga, nes prie mūsų jūros tai labai staigus yra gilėjimas. Ir čia tai grinai paišo. Nebe mėlyna spalva. Smėlio metimas. Žiūrėk, kad toj tau neužpiltų čia. Geras. Nu ką tu, ko ne Nida. Gražus vakaras. Atvykom į viešbutį. Aišku, jau buvom ir apsipirkt, vienintelė parduotuvėlė veikia, tai labai džiugu. Va toksai su prancūziškais balkonėliais, nedideliais, klasikinio stiliaus viešbutis. Jau kad tik patiktų Evelinai, kad jau visus jau jos prabangos lūkesčius čia. Nu, žiūrim. Nukeliavom savo 17, pasižiūrėsim. Nu, raktas tai išskirtinai didelis. Nu, prabanga. Prabanga. Čia, kad reklamų. Žiūrėk, kokia spinta graži. Kvapas prastas. Tarsi fotkės būkingė ir kaip atrodo ir koks jausmas. Realiai tai yra du skirtingi dalykai. Kaip paslėpti rūdį, pavyzdžiui. Laimim nudažai tavo.
Tiksliai, nes buvo balta nuotraukose. Aš šitą šūdą nelipsiu. Ne? Ne. Gerai, rami galva. Nu, štai va, parašėra tokia va. O, čia vis tiek buvo pigiausias viešbutis, ką man pavyko rasti. Vienas iš pigiausių. Top 2 buvo pigiausias, dar buvo prastesnis vienas. Tai jeigu šitas prastas, tai koks anas prastas. Tiem kavinuke atnešė tapo paragaut, va, uždega taip ir galim čia šašlą sukt. Pagal rekomendaciją tiem. Vieni esam. Už manęs irgi nieko ne. Jo, visas dėmesys tik tai mum. Kadangi vakarą išleidom daug serijų ir išleidom vieną, kur buvom Žilardau ūkiuose, Austrių. Tai Velina užsisakė. Jie visišką vėlą Žilardau užsisakė. Atvarė užsisakė. Vietinės Austrės kainuoja 3,5, o Žilardau 5. Tai eurą užsimeta nuo prancūzų. Na, dėkui, skanios. Labai norėjau bulių. Visą dieną bulių norėjau. Niekur negavau, vienur gavau šaltas. Ir peilė Velina. Tai čia Velina savo mažytį užsisakė. 200 gramų. Nu, aš tai medalioną pasiėmiau. Dar norėjau angusą pasiimti. Neturi. Sakė, visko turim, bet neturi. O, bet gerai iškepta. Nu, medium. Nu, kol visko nesuvalgiam, tai dalinamės irgi įspūdžiais. Tai žodžiu, medalionas mano superinis. Labai skanus, neatsimenu, kada tokį skanų valgiau. Evelinos brandinta superinė jautna. Išspjauta, pabandyta dar kartą valgyti, atiduota biškį Donatui. Žodžiu, toks dydis, kad tiesiog į padangą valgyti. Aš irgi paragavau, tai tikrai toksai gumos gabalas. Brandintas gumos. Mišelino padangos. Vasarinės. Nu, tai nieko, skanavom. Bulvelis neblogai, vienas steikas 9, kitas 2, turim 6. Tokia mūsų aritmetika šiandien. Skanavom, išėjom, susimokėjom 72 eurus už vieną labai skanų steiką, už kitą labai šūdiną steiką. Miestelis labai tuščias, čia pagrindinė alėja, vos vienas kitas žmogus. Ramus. Nu ir mes ką, žygiuojam. Atgal į viešbutį. Tai. Ir šiandien tiek. Rytoj važiuojame pirmą pliažą pažiūrėti. Per įdieną reikia 3-4 pliažus pamatyti. Gražiausius Ispanijoje. Tai šiandien jau buvo. Ką reiškia? Šitas dar nebuvo. Šitas nebuvo gražiausias. Šitas buvo. Tai buvo. Šitas buvo bonus. Man buvo gražus. Gerai.